Čia labai panašu į pinigų plovyklą. Ir aš dabar tiesiog, aš šiandien šiek tiek nusivyliau Seimo nariais, kurį klausinėjo. O taip pat ir aš. Jo, nes ten pas mus tyrime buvo viskas sudėta, tiesiog sumaitinta viešuose šaltiniuose padėta informacija. Mes dabar kalbam apie tai, kiek išspaudžia, kiek suformina ant, va čia reikėtų tiksliau pasakyti, kiek Landsbergių šitas konglomeratas, nežinau, kad nusikalstama gauja ar kažkas tai, suformina per mokyklas pinigų. Tai visa tai yra viešuose šaltiniuose ir aš Seimo nariams, kurie dabar aš nebejoju žiūri ir mėgina išsiaiškinti, kas čia darosi, va aš tiesiog parodysiu rekvizitų viršelį ir po to parodysiu, kad tai yra tikrai šiandien fotokopija padaryta iš rekvizitų. Tiesiog įsivedi tai, ką turi ponia Landsbergienė, tai yra UAB kibirkštis. Ir jūs pasižiūrėkite pelningumo eilutę. Pelningumas po mokesčių. 3006 procentai. 3006 procentai. Jie nesutelpa. Jie iš principo nesutelpa. Čia yra absurdiški skaičiai. Ar gali būti 3000? Čia yra, va dabar aš paaiškinsiu, kas yra UAB kibirkštis. UAB kibirkštis laiko visą jos biznį. Visą tą mokyklų biznį. Čia yra darželiai, čia yra mokyklos. Čia yra motininė įmonė, va toksai holdingas. Ir jisai deklaruoja prieš Petras žiūri trinakis. Taip, aš dar specialiai padariau tokį atitrauktą ekrano kopiją, galima parodyti, kad tikrai čia yra tai, kas šiandien galima atsidaryti. Aš negaliu patikėti, 3000 pelningumas. Taip, 3000 pelningumas. Narkobaronas Eskobaras vartosi grabe, o Koza Nostra ieško ginklų nusišauti. Jo, ir čia yra, važiuokit, ten, atsimenat, buvo skandalas, kada jie pirmą kartą deklaravo 17 milijonų iki 17 milijonų padidėjusių turtą ir tada Šmaižytė, kuri buvo atstovė spaudai, Tėvynės sąjungos sakė, bet žinokite, čia viskas yra dėl to, kad akcijos įvertintos, bet jau ta kibirkštis tai yra apšašusi skolom ir įsipareigojimais minus 20 milijonų, čia vienos skolos, o ponia eina vienu žodžiu, ten baisus dalykai, nauja mokykla Lietuvos. Ir kitais metais 1200 procentų pelno. O skolas 1200, taip. 1000, ar aš ten pirmą kartą tokius skaičius girdžiu. Ir kas yra įdomu tose buhalterijose? Pas juos. 1200 pelno. Tai pernai tai 3006. Tai vat, ir aš kalbėjausi su 3 auditoriais, išsipirkau jų tą medžiagą, visą tą profesionalias ataskaitas, susirašinėjau su auditoriais, kai detaliai išvardinau verslo žinių ten tiems auditoriams, ką man reikia, kokius klausimus atsakyti, nesakė, klauskite jų pačių šitų dalykų. Bet aš noriu pasakyti, Rūta, bet kai Seimas kreipėsi į prokuratūrą, taip, paprašė Seimas, taip, ne privatus žmogus, ne Seimo narys, Seimas nutarimu, kad vis tik šitą pinigų kilmę ir išaiškintų, ir Landsbergių praturtėjimą išaiškintų, ir to sklypo įsigijimą už eurą, kur 1,5 milijono vertės išaiškintų. Prokuratūra atsisakė tirti, atsisakė spjovė Seimui į akis. Įsivaizduojat, kokia čia galinga gauja? Tai čia yra gauja, todėl kad, pavyzdžiui, aš tiesiog priminsiu, kad tose bylose, kur reikia, pavyzdžiui, prokurorai žemesni priima netinkamus sprendimus, kaip, pavyzdžiui, Žemaitaičio byloje, prokuroras, kuris tyrė, priėmė neteisingą sprendimą, matyt, nekelti baudžiamosios bylos, ištyrinėjęs, tai tada buvo pakeistas prokuroras. Ir tą padarė Grunskienė. Taip pat Grunskienė dirba, aš jau čia šitoj vietoj, kai aš man šitą papasakoju, kad metaduomenyse va tokie dalykai, kad vienas prokuroras yra pakeičiamas į kitą, kuris jau ateis ir perrašys kaltinimus. Tai šitoj vietoj pakeliu rankas, aš galvoju, kad Grunskienė vadindama konservatorių, tokia teta, tai perdėdi šiek tiek, jinai visiškai šitą Bet dar tokios prokurorės nebuvo. Dar tokios nebuvo. Tikrai nebuvo, buvo visokių prokurorų, buvo principingesnių, buvo tikrai taip einančių pasrovių, bet dar tokios prokurorės. Kuri leistų išleisti Bartoševičių pedofiliją kaltinamą į Italiją. Praktiškai ten yra, toj byloj tai yra visiškai bankrutavo šitą prokuratūrą generalinė
Visiškai Aš nusivažiavęs. siūlau konservatorių partiją išsirinkti ją pirmininkė vietoj Šimonytės visuomeniniais pagrindais, nes įstatymas draudžia prokuroriai turėti partinį bilietą, bet visuomeniniais pagrindais kodėlgi ne. Ir tada viskas stos į savo vietas. Vis tiek viskam vadovaus Landsbergiai, Šimonytė bus vykdomoji direktorė, o prokurorė užims savo teisingą vietą valstybės valdymo hierarchijoje ir tada visiems viskas bus aišku, atvira ir... Aš tai sakyčiau, kad va šitas visas dalykas, nežinau, kaip Petrai jums atrodo, jūs irgi patyręs, tyrinėjęs iš tų dalykus, man toksai įspūdis, kad tos mokyklos yra tik tai priedanga. Tiems didžiuliams pinigų srautams, baltkepiniams, tokiems stepukoniniams pinigų srautams. Ir aš mačiau veidelį, pavyzdžiui, tokios, ten sėdėjo visame tame jo pasakoj, visame tame jo darkimės ir isterikoje šiandien Seime, sėdėjo Monika Navickienė tokia patenkinta, jo to visų rėkimų, darkimusi, pasakojimų, kaip jo šeima aukosis ir jo sūnus gulės čia, jau faktiškai guli baloj palei šitą pasienį. Kaip išaiškino Anglijoje. Ne, čia nebūtinai. Jau baigė jisai karališkąjį koledžą. Aš dabar įsivaizduoju, kadangi Landsbergiai, kadangi visi važiuoja dabar į Ameriką, visi masiškai išvažiuoja, ir ten buvo patarimas, jūs nusipirkite ir Amerikoje. Ten tokių idiotais dabar apaugęs tas jo dvaras, kad, jiems, jie turėtų pasisamdyti kažkokiu tai, nežinau, tokį pultelį, kad išjungti srėbtuves, nes eina tokie tekstai, kuris ten pasakė, berods Žygis pasakė, tai jūs Semeška, kuris vadinamas vienu iš aferistų, tokių didesnių. Tai jisai pasakė, taigi jūs, berods, jisai pasakė, kad jūs nusipirkite Amerikoje, kokie mūsų santykiai su Amerika bus geri. Jie neabejoja, kad pas Landsbergius iš mokyklų biznio yra neriboti iš principo čia yra tik priedangos ta įmonė ir negalima 3000% pelnas. 3006,66, o jau kitose finansiniuose, tokias tik patikslintose 3011. Ne, Maskas verkė. Maskas verkė tikrai, nors jis yra turtingiausias pasaulyje žmogus. Triljonierius, bet neturi tokio Bet tai palaukit, bet ar reikėtų panagrinėti, man atrodo, įmonių pelningumas, tai kai didelės dalies nesiekia 10%, vidutiniškai gal taip 5, 7, 8 didesnių įmonių. Maksimos, aš nenoriu apsirikti, ten visų prekybos tinklų. 5-7%. Čia 3000, ar jūs galite, mėly žmonės, įsivaizduoti? Čia mokyklos. 3000 čia kur vadovėlių neturi. Procentų pelningumas iš mokyklų biznio. Ar jūs galite įsivaizduoti, kas tai yra?